Sveiki visi, su jumis Astrid66 ir šiandien padarysiu tokią pamokėlę, kaip įsikelti mapą in Minecraft. Tai gerai, pradedam. Pirma, jūs turėsite prasiųsti savo mapą. Aš dabar prasiųsinte Skyblock. Va, čia, Skyblock. Ir dar, žinokit, su šitu Skyblock, dar kaip žaisiu, kelsiu video kelis kokius. Nu, ne kelis, o daugiau. Ir jums dar reikės tokio, WinRAR, aš jums įmesiu deskriptinę jo pavadinimą ir jums reikės jį pasisiųsti. Tai gerai, pradedam. Pirmą atsidarykite jūsų aplankų mištą Skyblock. Ir paskui paspauskite ant šito ir įsileisti į, aš tai dabar įsileisiu į diskopą. Ir palaukite, kol įsileis. Dabar įsileidė, išjungiame šitą. Ir va, atsirado jums toks dalykas ant desktopo. Gerai, mes tą dalyką biškį padedam į šoną ir einam į šitą tokį dalyką. Žinot, pas jums gal irgi yra, nes mano Windows 7. Tai jeigu, žinot, kad čia ieškot tiesiog. Ir mes vedam procentas app data ir dar įsikį procentas. Ir toks va bus roaming kažkoks. Ir susirandame dabar Minecraft. Ir susirandame saves. Ir va, dabar čia mano visi pasauliai. Čia dar atsirašė jau labai daug. Tiesiog paimam tą Skyblock ir inkeliame į tą... Oi. O čia... Ai, aš turiu Skyblock. Man dabar šitą Skyblock nereikia. Šitą Skyblock ištrinsiu. Ir tiesiog šitą Skyblock įmetame, įkeliame į tą save. Ir įkeliame. Ir dabar, kaip mūsų darbas ir padarytas, viskas, įkeltas Skyblockas. Ir pažiūrėjome, ar tai iš tikro veikia. Žiūrėjome, ar tai iš tikro veikia. Žaisti vienam, čia dar pasisiuntęs tokių biškį irgi pasaulių. Ir va, Skyblock. Ir taip išeina mūsų viskas pavyko. Tai gerai, su jumis buvo Astrid66. Laikinkite, subscribinkite, prenumeruokite. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Tada aš jums sakau, viso laukite kitų mano video.